toksai random 25 metų šeštadienis, pavasario. Pavasaris pusiau džiugina, pusiau ne. Ir mus pasitinka tepalinių žiedų kvapas. Ir automobilių gausmas. Nu tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad keliaujam į japonišką automobilių susirinkimą. Žepmyta 2025. Reikės apsėti, pasižiūrėti, kas vyksta. Šiaip vyksta toje pačioje vietoje kaip ir praeitais metais. Tai visai pasteisinus vietą reiškia turbūt. Nu šiaip visai gerai čia. Tas tretas tam. Man reikia kažkaip atgal ir... Žodžiu, mašina įvairovė nemaža. 12. Šį kartą turiu laidelės bendraautorių, tai Kani gal susipažinęs su šitą mašiną, papasakosiu plačiau. Taip, kai teko lankytis Japonijoje, supratau, kad tai yra labai prabangus ir konservatyvus automobilis, kurtas valdžios žmonėm ir panašiai. Tai Max prabanga nuo senų laikų. Žodžiu, medinis bairis, tai reiškia, ši yra japonų Volga, ne? Nenorėjau taip sakyti, bet kažkas... Nu, ta prasme, nieks nenorėjo nieko įžeisti, bet... Kaip ten buvo tos, kur geresnė? Pabėdas, ne? Dar gal aukštesnis levelis. Ne, žodžiu, nešnekėkime apie tas senienas, kurias iš viso reikėtų perdirbti ir viskas, ir jau jų ten niekur nei matyti, nei naudoti. Važiuok, net du šiaip. Vienas senesnis, kitas šiek tiek naujesnis. Bet tai jie V12 buvo? Taip. Visi, ne? Visi. Kiek žinau. Nu, prašau. Gerai, eisim toliau pažiūrėt, gal bus naujesnių. Toks pastebėjęs apie konceptą, kad realiai, nugi čia nėra šofas, čia yra mytas, tai yra neįpareigojančiai. Hebra su savo džapsais, visokiais gali atvažiuoti, pasirodyti, kas ką turi, kas ką konstruoja, kas ką nekonstruoja, kas tiesiog turi. Ir gerai. Šiaip asmeniškai man viena iš įdomesnių mašinų. Nežinau kodėl, bet šitie Lexusai EC traukia, turi jie kažką. Aišku, čia kaip visat personal preferences, vieniems tokios, kitiems ne. Ką manai apie šitos Lexusus? Manau, kad labai gerai atrodo. Klasikas. Na. Ir važiuoja gerai turbūt. Jo, va turi. Esi važiavęs tokio, ar ne? Ne. Aš vat galvoju, blemba irgi. Ar esu ar ne, nes jeigu esu, tai labai jau senai, bet jeigu neprisimenu, būčiau turbūt atsiminęs. Bet užtat va tokių Civicų, tai tikrai visi esam važiavę. Esu bandęs važiuoti ir Miatą. Esi bandęs Miatą važiuoti? Aš esu bandęs, bet kadangi dėl mano ūgio, aš tik bandžiau važiuoti su ją, neišėjo man. O rotorius. Nu va, puiku, ir edukacija, viskas, susipažinti. Aš galiu šiek tiek pakomentuoti apie RX8. Kai buvau dar vaikas, buvom su tėčio auto paradoje, buvo naujiena pristatyta. Pamenu, kainavo 300 000 litų. 300 000 litų? Taip, RX8. Eina sau. Nu jo, 300 000 litų tais laikais buvo, nežinau, blemba, 3 būtai turbūt Vilniuje. GS-ai. Mane fainai. Bet yra, su šita mašina man yra labai įdomus dalykas. Jeigu jinai nėra dropinta, man jinai baisiai atrodo. O jeigu yra dropas ratai, jinai iš karto tiesiog atrodo, kad pakeičia viską. Nes yra kitos mašinos, kurios jo, okei, atrodo ir be kažkokio dropo ar modo. O vat šita mašina, jinai atrodo vau ir tada bet šiaip visi GS, nes jeigu žiūrėt apie senesnį,
Tai žinai, kaip yra su senesniu, jeigu pamatai ant tų sasiskinių 16 ratų, kur standartiniai buvo, nu jisai toks atrodo kaip blemba, nu kažkoks sena Mazda, nu kažkas, nu, ne taip visiškai žiūrisi. O jeigu yra ratai, dropas, jisai iš karto, nu, ant tiek, va, tie dalykai keičia, va, mašinas. Yra tokių, kur mažiau, kad tai įtakoja, bet... Na, čia yra, vo. Family sedanas su big turbo. Nu, jeigu iš dabar kamščiai eismas įtemptas, jeigu reikia, vat, šeimyną pavėžinti greit. Dabar jis iššaudo dėl to, kad žiemą pasto iššaudo kūmą, žinai, ir jis važiuos. Nu, aš nenoriu būti hateris, bet kažkaip, aš nežinau, Miatą aš turbūt pusiau kartingų traktuoju. Civikai, šeštukai. Nu, man tai, pavyzdžiui, irgi yra, vat, klasika šitie. Kaip tau, ką? Ne tau? Kažkaip, nežinau, ar ta definicija klasikos pritempia. Man šitas šeštukas, tiek kupas, tiek hečas, man jau jie yra... Aš nežinau, man ar žavi tas toksai paprastumas, aišku, man ir antras golfas patinka. Bet vat, būtent šitas kėblas, nu, jisai kažką tokio turi. Gal tą paprastumą, tą tokią inžineriją. Nežinau, tokia. Švarumo ir lengvumo pojūtį man vat, būtent šitas kėbulas turi, nes labai jau toksai paprastas. Va, dar viena išnykusi mašina. Hondas legenda. Nu, jau legenda ta prasme, kad nebėra jų. Tai smagu pamatyti. IS-as, nu, pritininguotas. Irgi gerai, reiškia, taip reikia. Nissanas, Zetke. Labai gerai. Čia, žinai, man va tokios mašinos kartais patinka pamatyti ir ypač su ten nenudrintais stikeriais, nes čia yra, žinai, kaip mėsa, iš kurios tu gaminsi patiekalą. Čia yra grinai toksai, va, jo, nu, tu pamatai, kad, okei, čia yra tas startas, čia va imi kažką ir, nu, iš tokio jau reikėtų kažką skanaus gaminti, žinai, čia jau ne turgelis, žinai, nusipirktas tenais mėsos šliosas, čia jau turbūt jau kokį ten, žinai. Jau... Ir vairas indikuoja ir kažkokie tai žymėjimai, kad iš Japonijos atvykęs. Ai, nu, tikrai, va, čia Amerikos. Original language gal. Nu, vairas įdomu, liks, neliks čia. Aišku, matosi, blemba, darbelio aspektų yra, bet viskas išsprendžiama. Šitie man yra blemba, va toksai, bet čia žiūrėk, čia yra Silvija, ne? Čia yra... Tai yra tikra Silvija, vairas dešiniai pusėje likęs, kaip matom. Jo, ir yra... Bet čia vat grinai man japoniškai, nes tos priekinės lempos, tas viskas, nu man yra šitas toksai jau, kur visai jau. Ir žinai, tas veliūro. Man atrodo, žinai, toksai net žiūrint, toksai jausmas, kaip matytum tą veliūrą. Žiūrėk, geras akcentas numeriai. Nu. O, toksai linkęs į bytinimą. Bet jau intercooleris yra, reiškia, veiksmo yra. O, šitas linkęs į show-offą, nes yra mašinų į bytinimą, yra į show-offų linkus. Irgi iš show-offų. Kaip manai, Kanai, kiek RCF yra Lietuvoje? Net neįsivaizduoju. Aš irgi, bet, nu... Nedaug, aš manau. Nu, kokie 3 turbūt.
Nežinau, gal net mažiau, nes tai sunkiai sutinkama mašina. Kaip tau šitas? Čia kaip supratau vienas tų modelių, kuris buvo atsispyrimui Lexus LS-o kūrimo. A ne? Toyota Camrys ir kažkaip nuo jo galvojo japonai modint šitą, bet nusprendė kurt visiškai naują diviziją Lexus. Nu taip, nes manau suprato, kad jeigu nori luxury dalyką pardavinėti, nu kaip Lexusas, tai po Toyota ženklų gali nepasisekti. Jo, keisti dalykus. Nu, pasižiūrėkim luxury tada, jeigu jau prakalbam. LS-ai. Fainai tie LS-ai. Bet žiūrėk, tu man paaiškink dabar. Aš tą mašiną jau esu ne vieną kartą matęs. Šitie ratai čia. Blema, man yra toksai, gal taip turi būti, bet tokie race ratai ant tipo vipo. Bet, nu, aš manau, kad daugam jau atsibodo tie standartiniai vipų bildai ir ieško kažko įdomesnio. Nes užstrečinta tai gerai. Padangytė tai... Opa. Blamba. Nes pavyzdžiui, va, kažkaip LS aš įsivaizduoju vat, su kažkokiais tokiais ratais. Man iš karto, žinai, standartas stereotipinis toks gal. Nu jo, gal. Bet yra toksai mintyse pagalvoja apie LS-ą, tai vat kažkas tokio. Kažkas masyvaus tokio. Jo. Čia blemba, kaip šitas Soreris ar kaip tenais? Pataisyk mane. Daug pavadinimų jie turi ir ten nuo rinkų priklauso. RX7, nu, bet aš turiu įtarimą, ne RX7 motoras baka. Nu, nes biški netoks turėtų būti. Atskiri koks čia motoras, ar ne? Ne. Aš, jeigu reiktų spėti, sakyčiau... 3Z. A ne? LS 430. Nu va. Būčiau biški neatspėjęs, bet šalia buvęs. Nu bet va, prašau. Rotoriniai motorai turi savo lifetime'ą, netokį ir ilgą. Inovacija, bet turbūt laikui. Ne, nu, tai tie rotoriai viskas ten su jais gerai, tik kad nėra labai ilgamžiai, tai... Ir ne ekologiški. Nu jo, ekonomiškai, tais laikais gal ta ekologija gal dar nebuvo tokia mada, bet šiais laikais tai būtų turbūt šakės, nes kiek jie tepalo sudegina, tai ta ekologija ten niekaip iš jų nesigaus. O ką apie tokias zetkės? Amerikoniškas kažkaip. Man irgi. Man kažkodėl jinai yra labiau amerikoniška negu japoniška mašina. Ir man iki galo vat, niekaip nesusivirškina. Nes pavyzdžiui, man tokia va, labiau amerikoniška mašina ir tada va, pam, va, ta turim jau tikrai va, džepsą jau normalų. Aišku, žinai, gal kai labiau jos pasens, gal kažkaip kitaip reikės įsivertinti, bet, nu, arba gal mes jau sugadinti, žinai, laiko ir kada jau pradėjom savo tą automobilizmo domėjimąsi, tai... Nu, klasika. O žiūrėk, kaip reikėtų traktuoti, jeigu čia yra klasika, ne? Taip. Bet ketvirtas Civikas irgi yra klasika. Taip. Tai kažkaip, bet jas... No, tai vat yra labai gerai, kai sakai, kai yra pagal rinkas. Vienoje rinkoje taip vadinasi, kitoje rinkoje taip vadinasi. O čia yra Lexusas, tik tais Nissano. Infinitis, nes Toyota sugalvojo Lexusą, tada Nissanas, o blama, davai mes pavarysim ir pavarė Infinity. Nu, su Lexusu paėjo
Labai gerai sakyčiau, su Infinity paėjo medium. Bet vis tiek įdomių modelių buvo pagaminta. Nekomentuojam. Va, lygintuvas. Pirmas. Ne pirmas. Antras. Ne pirmas. Čia yra trečias. Dabar, jeigu mes klystam, tai pataisykit. Bet kiek žinau, čia yra lygintuvas trečias Civikas. Pagal mano. Čia tai raritetas. Nu, raritetas, kad jisai dar neperdirbtas į Coca-Colos karbonkės, nes žinant polinkį rudyti ir skardų plonumą, tai... Tai kokie mažiukai tenais. 13, 14. Preliudas. Aš manau, kad 13 bus. R15? Vau. Mūsų akis įpratusios. Jau, tai prasme, jau atrodo mažyliai. Aš kažkada labai norėjau tokio preliudo. Man buvo jisai, aišku, tik tais dropintas, dabar pipet. O pavyzdžiui, aš savotiškai pykstu už šitus Civicus ant Hondos, nes performances jų geras, važiuoja gerai, bet vaizdas, man nebe Civico. Man atrodo, kaip galėjo ją pervadinti kažkokį kitą modelį, pavadinkim. Nes turint omeny, kai baltas yra tipo Civicas, mažyliukas hatchas, čia jau, su to lyginant su to Civico, tas pats 6, 7 Civicas, 8 jau kosminis buvo, bet jisai yra išaugęs, blemba, aš nežinau, nėra maža mašina, sakyk. Ir tada toks gaunasi, tai blemba, tai čia Civicas ar ne, tai aš manau, kad jie geriau būtų naują pavadinimą kalę tai mašinai ir Civicus biški tokius mažesnius. S13. 200 SX europinis. O tu atskiri europinį nuo... Nes ant lango yra parašyta... Europinėse? O japoniškose? 180 SX. A ne? Taip. Ir visas skirtumas? Ne visas. Geras, Bet dažniausiai langai lieka nepakeisti tie. Tai... Ai, o čia šiaip praėjom. Viena iš tų mašinų, kur man irgi patinka. O kaip tau? Keistas. Jo. Nes grinai jis amerikoniškas, bet būtent su šitu apvedimu, yra ta mašina, kur jeigu pasitaikytų progą, neatsisakyčiau aš ją nupirkti arba paturėti. Kažkodėl, nežinau, bet man irgi, pas mane sweet spotas yra ant Hondų. Prašau. Honda. Dekupažas. Honda, K-serija. Kaip atskirti K20 ar K24? Aš neatskirsiu. Aš irgi, bet suras lentelę reikėtų. Bet jis turėtų važiuoti su šito motoru ir turint omeny, kad nieko nesveria tą mašiną. Mes tekę man 8 turėti Taiperą K20. Tai irgi jisai važiavo. O ten svoris, pavadinkime, turbūt dvigubas ne iš šitos. Žodžiu, net neplanavome čia daryti taip išsamei visą reportažą. Foresteris. Šiaip Foricus buvo mada Lietuvoje labai pimpint pastaruoju metu. Kažkaip šitą mytę jų kukliau, bet tikrai Lietuvoje Foricų yra išskirtinių variantų. Black and yellow combo. Tinka.
Ir ypač ant Tuningo tokio... klasika. Jo, ir ant tokios kovinės, nu, ta prasme, tokios race pedigree mašinos. Nes iš karto gražu matyti padangos, semislikai, lankai, nu, gražu. Nu ką, pagrindė ir viską apėjom, dar ten žiūrėk, Supra atsirado. Supra, GR Racing, nu tipo, Toyota atgimimas autokultūroje, pavadinkime. Nes mašina, jeigu jau atsiveža kilimą po savim babos, tai jau tikrai kažkas rimta. Visai gera mintis. Išsiskirti su labai senu. Gal parodyt, kaip kai atplaukė. Vis mačiau numerį Amerikos. Jo, tai čia turbūt jau matai, ten Ratvanilo uždėtas šitas, tai turbūt bus į jų kolekciją ir turbūt rodo, ką gavo, o po to galima bus pamatyti, kaip jau surinko ir ką važiuoja. Žodžiu, mes vaikščiam, viską jau beveik apsižiūrėjom ir sugalvojom tokį klausimą. Kokią mašiną mes iš čia, jeigu duotų pasimti nemokamai, kokią pasimtume. Bet su ta atmetus komercinės visas tenais, visus niuansus. Kad žinai, pasimsi kažką, parduosi ir nusipirksi 3, tai visus tos atmetus. Tai, nori gal į kadrą? Aš rinkčiaus S13 Nissaną. Nepirkčiau tokio, nes nenoriu tų problemų su turbinom, su viskuo, aš ten jau privargęs, bet jeigu duoda jį, tai imu tas. Jo, ir kaip yra įdomiai. O aš pagalvojau, iš šiandienos toksai labai nestandartinis, nestereotipinis dalykas, bet aš imčiau tą, žinok, raudoną akordą kupą. O, tikrai keista. Keista, nes aš galvojau, man iš karto šovė keli tokie variantai, tai tas LS juodas, jisai kažkaip pat mano vaibo turi. Aš turėjau tokį LS, tik tais čia faceliftas, turėjau ne faceliftą ir šilčiausi prisiminimai man apie tą mašiną. Tai pagalvojau, va šitas galėtų būti, bet iš tiesų, kaip bebūtų iš visų šitų mašinų, varom gal iki to, ir tenais ir tavo, ir tas S13. Tai va, iš visų tų mašinų ir kai prasideda tas entuziazmo reikalas, tai šiandieną, jeigu kažkas duotų, tikrai, gal šiandien keista diena. Šaliai stovi. Jo, tai aš pasirinkčiau va šitą. Keistas pasirinkimas turbūt, bet... O tu imtum šitą? Taip. Žiūrėk, koks geras mečas, nes va, laidelės bendraautoriai. Net mašinos stovi šalia, tai va, kaip bebūtų. Akorda ir S13. Aišku, čia mūsų tokie gal nestandartiniai keistesni pasirinkimai. Jeigu netyčia kažkas žiūrėsit, parašykit komentarę, ką jūs pasirinktumėt, ką užmatėt, ką gal nufilmavom, gal apšnekėjom, kas būtų jūsų tas pasirinkimas. Iš idėjinių paskatų pavadinkim. Nes tikrai, mes suprantam, kad yra vertesnių mašinų, ne? Taip. Kad yra tų tokių, žinai, bet va tų iš tokių idėjinių paskatų savo. Tai va, beveik viską apsižiūrėjom, gal dar kažką pafilmuosim, gal ne, o gal varysim namo. O matau, S13 lyg dailesnį. Jo, einam, patikrinsim, gal tas dailesnis, gal tą visgi imsim. NK ratukai, galelektais. Žodžiu, pataisimas. Jo, šitas spalva ir ratai vaizdas apskritai man labiau prie širdies, tai šitas vis tik. Labiau standartinis vaizdas, ne? Tas matosi toksai labiau prie
primodintas tas anas. Liftiniai, žibintai galiniai. Ir žiūrėk, ir 108, tai reiškia japoniškas, ne? Nu taip, arba stiklai. Bet vis tiek, nu, daduoda šarmą. Tai gerai, pakeičiam iš violetinio į raudoną, tai žodžiu, 2 raudonas mašinas. Jo. Bet šiaip man koks įdomus vaizdas, kai priekiniai ratai tokie atrodo išlindę, o galiniai tipo su palangyte, ale. Tai labai taip žiūrisi keistai. Bet gerai. Šiaip klina, ne, mašina? Tikrai jau. Aišku, vis tiek matosi dažymo darbas, bet tikrai klin. Nu, pažiūrim, salonas labai jau klin. Nu, tikrai. Įvairiukas, vėliūras. Nu, klin. Džiaugsmas akims. Tik aš dabar Mėga daviklis. galiu pabūt heiteris, biškai. Žinoma. Blemba, man liberalus, atviri. Man kaip nepatinka mašinos be posparnių. Yra, aš blemba, kai pamatau mašiną be posparnių, man nu, tipo, kai šviečia, va, tarpas, blemba, man kažkaip, va, nu, yra toksai, nu, nežinau. Jo, bet čia jau su tokiu dropu, aš manau, netelpa posparnis. Gal, nu ne, tai vis tiek yra tam priežasčių. Bet jeigu jau man, pavyzdžiui, mašina, kai būna, ale, pusiau ant kolekcinės tempia ir nėra posparnių, man iš karto no-go. Bet čia jau, matyt, kiekvieną ant skirtingų dalykų trumpina. Apskritai džiaugsmas turbūt, kad tokių mašinų yra ir kad jos vis dar pasirodo dienos šviesoje ir galima va šiaip random užsukus pažiūrėti, pamatyti, susipažinti su ta džiapsų kultūra. Tai va, gal kad apkurdursiu dar palinkėjimą. Apskritai žiūriu, ratlankių modeliai skirtingi, Taip. bet visai derinas tarpusavį. Nu, vat matyt, kažkaip sužaista. Nu, tai ką, pasisėmėm idėjų. Žiūrėkim, ką čia atneš šis sezonas. Jo. Saulytė šviečia. Svarbiausiai prisižiūrėjus yra va tokių va mašinų, ne ant rytojus neprisipirkti nesąmonių ir neprisidaryti savo problemų. Tai va, bet aišku, problemos yra irgi istorijos dalis ir kartais random tie pirkiniai po to atneša gerus prisiminimus.